Sveiki vyrai, šiandien mes dėsime molinį tinką ant mūsų sienų. Tai nereiškia, kad mes tinkosime. Čia nėra toksai storas tinkas, tai šis vaizdo įrašas ne apie tai, kai žmonės tinkuoja vieno como, daleiskim, yra molinis tinkas ir tinkuojame sienas. Ne, šiandien toksai, sakykime, dekoratyvinis tinkas. Pasižiūrėkime, kokių įrankių mums prireiks, tada užmaišysime patį molinį tinką, pasižiūrėsim, kokių ten yra niuansų ir uždėsime drauge kartu ant sienų ir pasižiūrėsime, koks rezultatas gaunasi. Tai siūlau nubėgti į virtuvę, pasidaryti kavos arbatos, prie to viso kažkokių tai skanėstų. Pradėkime. Įrankių komplektas čia paprasčiausias. Žinokit, nereikia labai daug investicijos. Paprasčiausia glaistyklė. Viena glaistyklė 35, maža glaistyklė, kad toksai, sakykime, mažiausias dažytojo rinkinys. Ir va tokie įrankiai, kad galima būtų užtrinti tą visą molinį tinką. Ir tiek. Nu, aš apie kiberą ten vandens ir kur maišyti ir apie tą pačią maišyklę, nu, net ir kalbos nėra. Vis tiek kažkokį tai įrankį jūs turėsite arba paprastą drėlę, arba suktuvą, kad su jos pagalba galima būtų užmaišyti tą molinį tinką. Vat ir tiek. Gal reikėtų dar pridėti, kad prireiks lipnios juostos, nes pas mus lubos išdažytos, ant lubų pasiklijuosim, gal tą rožinį apačioje ant pačių plytelių, bet tai visą apžvelgsime darbų eigoj. Atrodo, apie viską pasikalbėjom. Jeigu kažką tai pamiršau ir nepapasakojau ir nepasakiau, kad kažko tai dar trūksta arba trūks, pasikalbėsime vėliau, kai dėsime tą molinį tinką ant mūsų sienų. Nuo ko iš viso reikia pradėti visą tą darbą, visą tą procesą? Visų pirma, pasižiūrėkime ant mūsų sienų, kad nebūtų kažkokių tai nelygumų. Jeigu yra didelių ten glaisto kažkur tai kažką tai reikia nugramdyti arba šlifuojam būtent tą vietą. Jeigu yra nedideli nelygumai, tai neperginkite, viskas gerai. Paprasčiausiai, kai dėsime tą molinį tinką, jisai viską palygins, nes dėsime dviem sluoksniais. Tada, kai mūsų pagrindas išgruntuotas, mes turim pasižiūrėti į tos išorinius kampus. Nes, matot, juoda spalva ir net mes, jeigu dėsime molinį tinką dviem sluoksniais, vis tiek čia silpniausia vieta ir greičiausiai matysime juodą spalvą. Būtinai reikia išdažyti, simti baltus dažus ir išdažyti baltą spalvą. Tai būtina pasidaryti. Prieš dėdami molinį tinką reikia pasižiūrėti į tokius dalykus, kad mūsų apvadai jie irgi maišys. O daryti iki apvado irgi šiaip savo dalykas. Tai aš siūlau paprasčiausiai nusiimti. O paskui, kai mes uždėsim molinį tinką, sudėsime viską atgal. Atsargiai, kad nesulaužyti. Štai taip. O tada judėkime į priekį, reikia apklijuoti plintusus, parodysiu, kaip tai darysime mes, o taip pat ir lubos, nes lubos irgi labai kruopščiai viskas padaryta, labai super gražus rezultatas ir nenorėtųsi kažką tai sugadinti. Nes paprasčiausiai, jeigu kažką tai kažkur tai pataisyti, iš karto mes matysime tą vietą, kur bus pasidaryti pataisimai. Tai lubos reikia apsaugoti visų ten milijonas procentų, kad nieko neatsitiktų. Tai klijuosime lipnią juostą, rožinę spalvą. Dabar mūsų molinis tinkas užmaišytas ir reikia palaukti kai kurį laiką, kad įsigertų kaip įmanoma daugiau vandens į save. Ir aš manau, valandos tikrai užteks, 1 valandą palauksim. O tuo laiku mes su jumis galim ką padaryti? Išgruntuoti pagrindą, jau šis darbas padarytas, o taip pat paklijuoti lipnią juostą. Parodysiu, kaip tai padarysiu aš, kaip atrodys šitas rezultatas ir parodysiu galutinį rezultatą, kokį mes norime pasiekti, būtent su tą lipnią juostą ir kad tinkas grinai prieitų prie mūsų plintuso. O tada ir, kaip ir minėjau, ant pačių lubų viršaus irgi pasiklijuosim, kad neištepti. O molinis tinkas tegul dar įgeria vandens. Siūlau pasiimti lipnios juostos ir pasiklijuoti gražiai, nes dažniausiai irgi būna taip, kad jeigu žmogus nejusirintuoja, o ten pirmą kartą, daleiskim, pasiima lipnią juostą, net nežino, kaip pasiklijuoti gražiai ant plintos. Tai mes su jumis visą tą iki pačių smulkmenų apžvelgsime. Galit matyti, čia nuimtas apvadas ir štai mūsų gražuolis plintusas.
jį pavalom su skuduru, kad nebūtų kažkokių tai dulkių ant viršaus. Ir šiandien panaudosime štai tokią lipnią juostą. Grinai klijuosiu iki pačio krašto. O būtent šį tarpelį mes užpildysime su moliniu tinku. O taip atrodo, galit matyti lygiai su plytelės kraštu. Dabar kokie yra skirtumai. Čia matosi pjauta plytelė. Aišku, čia uždengta baldais bus ir mums nesvarbu. Čia grožio nereikia. O šita čia yra originalas. Toksai plintusas man daugiau patinka, nes mes grinai davesime tą molinį tinką iki tos siūlės. Ir tą siūlę irgi užpildysime moliniu tinku. Bet ką daryti štai čia? Yra tik tai viena išeitis, mes turime šitą kraštą dengti su akrylu, o tada ant to akrylo klijuojam lipnią juostą. Ir tą molinį tinką taip pat irgi turime davesti, kur yra ta siūlė, taip sakykime. Ir man nepatinka tik tai tas dalykas, kad mes čia turim ir molinį tinką, ir akrylą, ir plytelę, kažkaip visko labai daug. Būtent su moliniu tinku aš galėčiau pasiūlyti tik tai gal porą variantų, arba daryti iš viso be plintusų, bet žinokite, irgi jeigu jūs turite vinilinę dangą, tai vis tiek tos betoninės grindys kažkiek tai vaikšto ir padengti būtent kur daeina mūsų molinis tinkas ir vinilas, tai vis tiek kažkiek tai vaikščios, ne? Būtent tuo atveju, jeigu mes turime ir šildančias grindis. Kitas variantas galima dėti, kaip pas mus plytelės, kai mūsų variantas mes čia turime plytelių, plintusai padaryti irgi iš jų, tai vienas iš tokio variantų paprasčiausiai be akrylo, be nieko, kad nebūtų kažkokios tai košės, ne, kad labai daug kažkokių tai medžiagų. Ir kitas dalykas, galima dėti molinį tinką iki pat grindų, o tada yra labai geras variantas, galima nupirkti, yra specialus kampas ir labai gražiai gaunasi plintusas. Tai galima iš tų kampų pasidaryti labai gražus plintusus. Paieškosiu savo vaizdo įrašuose, kažkur tai turiu porą gal nuotraukų arba net ir vaizdo įrašą ten kokios 3-5 sekundės. Nes tikrai man asmeniškai labai patinka, ką mes galim gauti, kokį rezultatą su tais aliumininiais profiliais, taip sakykime. Tai čia paklijavome, aš labai įsitikinęs, kad ir jums pavyks būtent taip gražiai paklijuoti lipnią juostą ir jūs dabar suprantate, kam tai reikia. Nes kai pasižiūrėsite į tą galutinį dar mūsų rezultatą, tai bus dar viskas aiškiau. Pasiklijuokime lipnią juostą ant lubų. O kad gauti gerą rezultatą ir mūsų lubos ten paprasčiausiai neišdraskyti arba nenuimti su pačiais dažais tą lipnią juostą, mums į pagalbą būtent šio gamintojo Tiesa mes šiandien pasiėmėme rožinę spalvą. Tikrai labai puikus produktas, pagal kainą nieko nesakysiu, nes yra labai daug nuomonių, vienam labai brangu, kitas sakys, kad labai pigus daiktas, tai apie pinigus nieko nekalbėsi, nieko nesakysi. Tai štai tokia lipnia juosta. Žiūrėkime, kaip čia paklijuoti teisingai. Aš dedu prie pačio krašto, taip, klijuojam. Prie pat sienos. O tada šitą kraštą paprasčiausiai užlenkiam, taip. Mūsų lubos dabar apsaugotos. Taip, dabar pirmą sluoksnį dėsime čia ir tai labai paprastas toksai darbas užnešti ant pačios sienos. Pasiimkime tą 35 glaistiklę, su mažos glaistiklės pagalba užneškime ant sienos, o ant viršaus tada užtrinsime. Ir taip reikės padaryti 2 sluoksniais. Jeigu mes norėsime pasidaryti kažkokių tai juostelių, kad būtų skirtingai visur, pasidaryti tokią dekorą, aš irgi darbų eigoje parodysiu, kaip tai padaryti būtų paprasčiausias būdas. Dar toksai dalykas, kad matyti visą molinį tinką, kaip atrodys visa struktūra. Man po dešinę pusę, jums po kairę sumontuotas didelis šviestuvas, prožektorius, kad matyti visus nelygumus. Štai taip paprastų būdų užnešime ant sienos.
Dabar, kai molinis tinkas užneštas, mums paprasčiausiai reikia užtrinti jį gražiai ir viskas. O ten jau žiūrėkite, jeigu norite kažkokią tai struktūrą, galima, aišku, tempti į vieną šoną, paskui kitą, štai taip ir žaisti. Mes šiandien padarysim štai tokį bazinį variantą, kuris tiktų kiekvienam. Lygia siena, tarsi dažyta ir rezultatas tikrai puikus. Būna taip, kad dar neįsigeria tas vanduo, tai paprasčiausiai reikia palaukti kai kurį laiką ir nebandykite čia tampyti tą molinį tinką iš vieno šono į kitą. O paprasčiausiai reikia trupučiuką palaukti. Pas mane kaip tik dabar viskas gerai ir labai sklandžiai užsitrina. O šviesa mums reikalinga tam, dar kartą pasikartosiu, kad matyti, kad viskas kaip ant delno, ne? Jeigu yra kažkokių tai įbrėžimų ar ten pakilimų, kad viską matyti ir galima būtų užtrinti. Dabar jeigu mes išjungsim šviesą, mūsų siena bus ideali. Štai kaip atrodo siena po pirmo tinkavimo. O dabar, kai jau beveik išdžiūvo mūsų siena, mes su jumis galime užnešti antrą sluoksnį ir pasižiūrėti, koksgi rezultatas gavosi. Galų gale nebus tų kažkokių tai standartų Q3, Q4, Q5 arba AS4, AS5 ir taip toliau. Galų gale mes galim pasidalinti gerų ir gražių rezultatų ir be papildomų kažkokių tai klausimų, kaip reikia atlikti tą sieną, kokios kokybės turi būti. Nes tikrai žiauriai gerai atrodo taip ištinkuota siena. Ir paprasčiausių būdų štai taip mes su jumis užtriname. Aš žinau, tai visas pusės judu su šito įrankiu, su šiuo įrankiu. Čia irgi labai svarbu pagauti momentą ir jeigu pilnai siena jau užtrinta ant viršaus, mes galim irgi taip lengvai, kol dar vis tiek, kur yra drėgnos vietos, vis tiek siena dar drėgna. Ir taip užtrinam dar, kad būtų iš viso, kad neturėti iš vis kažkokių tai smulkmenų. Idealiai, tai pasakykim. Čia toksai kaip ir patarimas. Jeigu nenorit, šiaip rezultatas ir taip gana puikus. Jeigu mes dabar patrauksim prožektorių, iš viso tobulas rezultatas. Nu va, toksai gražus rezultatas. Man asmeniškai labai patinka. Ir taip pasidarysim visą objektą. Taip, jūs matėt, kaip užtrinti sienas, bet dar sugrįžkime prie įrankių. Daleiskim, štai tokia trintuvė, jos kaina 26 eurai, nieko verta. Ta prasme, neverta tų pinigų. Aš siūlau išmesti į šiukšliadėžę, nes paprasčiausiai mes, kiek buvo užtrinta, 25 kvadratai ir pasižiūrėkit, kas gavus. Jau kaip ir sulaužyta, ne? Galima ją mesti į šiukšliadėžę. O tada mes su jumis panagrinėsime, pasižiūrėsime, išbandysime, tiek tų trintuvių turiu, tų įrankių 4 skirtingai variantai, su kokia būtų geriau užtrinti tokį molinį tinką. Turim tokią kaip ir guminę, daugiau skirta plytelėms, štai tokią, čia gal fasadams, užtrinti tą struktūrinį tinką, tokią metalinę ir štai tokią plastikinę. Tada jų kaina, žinokit, labai skiriasi. Daleiskim, štai šis įrankis kainuoja 7,99, o štai šitas plastikinis ten apie 3,79, kažkas tai iki 4 eurų. Labai paprastas įrankis ir aš jaučiu, kad jisai bus geriausias užtrinti tokį molinį tinką. Bet vieną turime problemą, kad jos storis labai
Aš sakyčiau, labai storas įrankis 3 mm. Ir mes, kai mums reikės užtrinti prie lubų, kur mes turime tą tarpelį, tai turėsime problemų. Tai turbūt reikia drauge pirkti šios du įrankius. Su to metalo, ne plonu metalu, mes galėsime užlysti ir į tą tarpelį tarp mūsų lubos ir sienos. Štai plastikas atrodo taip. Tada šitų dviejų įrankių kaina 749, tai 8, apvalinkime, ne, 8 eurai. Ir šis pats pigiausias, 3 eurai. Atrodo štai taip. Irgi apie 4 mm turi storį. Va taip, išmatavimai gal čia užrašyta. O čia štai tokie išmatavimai. Ir vėl grįžkime prie šio įrankio. Aš paprasčiausiai jums tikrai nuoširdžiai siūlau nepirkti, nes yra problemų. Nes, daleiskim, pas mus išėjo taip, kad mes gal čia ir daugiau trinėm su tą vietą, bet vėl labai plonas plastikas ir paprasčiausiai mokėti 26 eurus, iš viso neapsimoka, nes 25 kvadratai tai čia iš viso jokas. Daleiskim, pasiemus ir saloną, tai čia 2 sienos galima užtrinti ir mesti į šiukšliadėžę. Tai tokiam objektui kažkur tai reikia tokių 3-4 įrankių. Aš dabar kalbu apie tai, kad gerai, gražiai užtrinti. O dabar siūlau testuoti gyvai šios įrankius. Jeigu norite gauti štai tokį rezultatą, reikia pasiimti tą metalinę trintuvę ir paprasčiausiai štai taip viskas užsitrina. Lygiai. O jeigu daugiau patinka štai toks variantas, kaip čia, tai pasiimkime štai tokią trintuvę plastikinę. Pasižiūrėkite, kiek skiriasi. Aš labai tikiu, kad matysis. Jeigu palyginus, kas yra po kairę, tai viskas lygiai, o čia mes turim tokią struktūrą. Dabar, jeigu yra noras pasidaryti tokią daugiau grublėtą paviršių, tai pasiimkite štai tokią guminę trintuvę ir jos pagalba paprasčiausiai pasižiūrėkite, kokį rezultatą galima išgauti. Kai trupučiuką jau padžiuvo, ant viršaus praeinam su tokia kempinė. Kad pajausti rezultatą, gal iš arčiau pabandysiu nufilmuoti. Čia viskas lygiai, gana lygiai, tai pasakykim, o čia tokią struktūrą turime. Tai vis dėlto viskas priklauso nuo to rezultato, kokius norėtumėte gauti. Dar toksai niuansas, šitą trintuvę juodos spalvos netinka, nes paprasčiausiai, kai prasitrina, mes ant molinio tinko matome tokios juodos spalvos pėdsakas. Tai šitą tokią trintuvę, aišku, neišmesime, iš šiukšliadėžę išplausime ir panaudosime kituose savo objektuose. Štai dėl šitos, galiu pasakyti, gana geras superinis rezultatas gaunasi, bet vėl, jeigu jums reikės užtrinti molinį tinką, nes mes šiandien būtent kalbame apie jį, irgi paieškokite baltos spalvos. Tikrai yra, aš žinau, ir mes turime tą seną standartą, o šiandien paprasčiausiai prie tų visų įrankių, pasiėmiau štai tokį variantą, kad irgi pasidalinti su jumis. Yra tikimybė, kad irgi tą pilką spalvą trupučiuką dažys molinį tinką. Bet štai čia dabar viskas gerai. Šitas labai patiko, metalinis, ir su juo galima užtrinti molinį tinką, bet reikia daugiau palaukti, kad išdžiūtų, kad būtų mažiau drėgmės. Ir vėl dar toksai variantas, irgi labai įdomus, man labai patinka, nes kas nori daugiau struktūros, tai pasakykime, kažkokios tai faktūros, galima naudoti štai tokią kempinę. Čia, sakykime, kempinė. Kaip reziumė dėl įrankių,
Tai šiai dienai aš pasiimčiau štai tokią šitą metalinę, o taip pat ir tokią plasmasinę. Bet pasižiūrėkite į tą momentą, kad nedažytų sienos molinio tinko. Nes kai prasitrina šitas padas, jisai pradeda dažyti. O taip pat galėčiau pasakyti, kad ir šis įrankis man labai patiko, bet didžiausias minusas, kad labai plona plasmasė ir labai greitai prasitrina. Jeigu labai atsargiai, net ten užtrinti ant viršaus kažkaip, gal ir neblogas įrankis, bet vėl kainuoja pinigų ir nemažai. Čia tiesiog jums jau spręsti, nes šiandien tikrai pasidalinau, kiek čia 5 skirtingi variantai. O taip pat galima užtrinti, kaip užtrinti, dėtis molinį tinką su glaistyklėm ir paprasčiausiai irgi išglaistyti taip gražiai, su struktūra, kad būtų skirtingai į visus šonus žiūrėtų, irgi toksai variantas galimas. Tai taip sakykim, kiek čia 6 skirtingi būdai. Dar aš turėjau omeny štai tokį variantą. Jisai daromas štai taip. Ir nežiūrėkite į tai, kad labai grubiai atrodo. Jeigu mes pašalinsim šviesą, bus visai geras rezultatas. Labai gražiai atrodo. Dabar pakalbėkime apie rezultatą. Štai turim dabar pasidarytą šitą darbą, atliktą vienas sluoksnis. Jau antiek puikiai atrodo, kad, žinokit, ir antro nereikia. Bet antras sluoksnis vis tiek jisai bus dar lygesnis, dar gražesnis ir, sakyčiau, spalva tokia labai sodri. Tai vieno sluoksnio vis tiek mažai. Kaip pasiekti būtent štai tokio rezultato? Mes su glaistyklė užnešėme molinį tinką ant sienų, tada išglaistom, gražiai palyginam ir ant viršaus reikia užtrinti su plasmasinė trintuvė. O tada ant viršaus dar galim praeiti ir su metalinė, nes metalinė irgi dar gražiau užglaisto viską ir padaro dar švelnesnį rezultatą. Tuoj mes užnešime antrą sluoksnį ir pasižiūrėsim drauge rezultatą, nes tikrai labai nuostabu ir aš sakysiu savo nuomonę. Pasižiūrėkit, paskutinis sniegas. Gražiai. Gražiai. Štai tokį puikų rezultatą mes su jumis gavome. Grinai išsakysiu savo nuomonę, man labai patinka. Daleiskim, jeigu lyginti su išdažytom sienom, tai šis variantas man daugiau patinka, jisai toksai prabangesnis, labai švelniai atrodo. Ir aš jau kažkada tai minėjau, kad nusibodo tos išdažytos sienos. Paprasčiausiai yra ten kažkokie tai standartai, AS3, AS4, AS5 ir pagal kokį standartą vis dėlto geriau daryti meistrams. O šis variantas, jisai vienas vienintelis, mes paprasčiausiai užtrinam ir gaunam labai puikų gražų rezultatą. O jūs būtinai prasinumeruokit šį kanalą, nes mes su laiku būtinai apžvelgsime, kaip atrodo šitą sieną, šviesdami ant jos su tokiu šviestuvu, su tokia lempa. Užbaigimui turbūt reikia tarti porą žodžių apie įrankius. Štai toksai įrankis vėl pagal jūsų norus, jeigu yra kažkoks tai būtinas sprendimas, tai galima naudoti šitą trintuvę, bet mūsų atveju nereikia. Reikalingas toksai įrankis ar ne, irgi vėl galima nepirkti, nes daleiskim, kur yra viršui tas kampas, kur mes turim šešėlinę siūlę, mes galim paprasčiausiai su glaistyklė praeiti, būtent tą vietą ir to užtenka. Nes šitas įrankis, aišku, labai storas, čia 3 mm, o mūsų tarpelis tik tai 1 mm turi. Ir mes galim praeiti su glaistyklė ir vieno vienintelio įrankio, kurio mums prireiks, kuris mums bus reikalingas, tai tokią trintuvę. Jos pilnai užtenka, 4 eurai ir viskas, jūs karalius. Galite pasidaryti viską labai kruopščiai, tvarkingai ir tobulai. Šitas įrankis nedažo sienų, viskas gerai, tvarkoj, bet jeigu yra abejonių, galite pasižiūrėti ir nupirkti baltą spalvą, tikrai yra. Šis įrankis pirktas iš Ermitažo, jo išmatavimas 280 ant 140 mm ir storis, jau minėjau, 3 mm. Šiandien tiek.
Labai puikus, gražus rezultatas. Pasimatysime kitame vaizdo įraše. Iki viso. Čiao.